Labas rytas. Nežinau, ar vakar turėjot galimybę pasiklausyti Valerijos patirties. Aš tik šiandien pasijungiau. Man asmeniškai labai nepaprasta jos klausytis. Labai daug prisiminiau save, net pasirašiau jos pirmą frazę, sakinį. Žmogus su nulinė gyvybinė energija neskaito instrukcijų, negirdi sąmoningumo didinančių kalbų, jau nebeieško gydytojų, vaistų ar papildų. Prisimenu šitą momentą. Bet čia vienoje vietoje paminėjo, kaip jai kunigas kažkada yra pasakęs, žmogus su nulinė energija, prie tokio žmogaus artinasi ir prieina piktosios dvasios. Toje vietoje aš kažkaip prisiminiau, kai nemiegodavau ir kai buvo prasidėjusios haliucinacijos, o matydavau, aš pagulėdavau visą naktį, o bijodavau atsimerkti, nes atsimerkus tokį kaip šešėlį matydavau per kokius 3-4 žingsnius nuo savęs. Būdavo labai baisu. Truputį pasidalino, kad 2 metai nebevartoja nuo depresijos vaistų ir jau porą metų kaip nebeturi priepuolių. Geriausia tai, kai pasakoji, kaip su priepuoliais iki reanimacijos ir visur, ir padaro tyrimus ir išleidžia namo ir nieko neranda, kraujo tyrimai geri ir labai laukiau to momento, kada pasidalins savo pradiniais produktais. Tai pirmi produktai buvo jos omega D ir kalcis magnis D. Visų po 4 per dieną. Ir jau po 3 mėnesių jinai nutraukė antidepresantus. Ir šitoj vietoj, kai man kitą kartą sako, man Provitalis neveikia. Man suveikė per savaitę. Tai va, šios moters atveju, ar ne, tik 3 produktai per 3 mėnesius. Ir tie kiekiai tokie. Tokiu atveju aš tik galiu suprasti, kokioj pozicijoje organizmas, kad ko ten trūksta, kiek išsekęs, kad suveikia tokias dozes. At mano atveju Provitalis tai pakelis, aš dar arbatą vartoju dėl energijos. Aš pasakysiu šitaip. Kas nėra nieko panašaus išgyvenęs, tam yra be galo tikrai sunku suprasti ir atrodo nerealu ir panašiai. Bet dar vieną dalyką pasakysiu. Tas, kas neišgyvenęs, nepamatys ir savo aplinkoje, kam yra blogai. Tokie žmonės nesupranta. Čia gan drąsiai pasakysiu ir aš pagal savo aplinką sprendžiu.
Labai daug esu visokiausių ir savo adresų išgirdusi tuo laikotarpiu. Kaip tu čia nesivaldai, koks čia gali būti tau, koks čia dar tau gali būti blogai. Vos ne tu čia vaidini, tu čia problemų neturi. Aš žinau tik tiek, kad visada žmonės bando kalbėti ir bando ieškoti pagalbos. Visada. Bet kai vis atsitrenkia į sieną, vis duris uždarytos, kaip sakyti, paprasčiausiai sustoja. Norėčiau pasakyti, nebūkim abejingi, bet yra kaip yra. Ir jeigu savo aplinkoje kažką panašaus turit, tikrai nelikit abejingi. Pasidalinkit va tokiu įrašu, kaip Valerijos. Jeigu pačiam atrodo nesąmonė ir kosmosas, tu tam savo artimam šalia žmogui, jam gali visai kitaip pasirodyti. Gal jis išmėgins, pasiims tą, kaip sakyti, tą šiaudą ir gal jam viskas pasikeis, kaip man pasikeitė ir kitiems. Tam kartui tiek.